Turim dar vieną automobilį pardavimui, Opel Insignia 2017 metų, automatas 1.6 benzinas. Prižiūrėtas tik Opel centre, pirktas naujas Lietuvoje, vieno savininko. Superinė kėbulo spalva, nedažyta nei viena kėbulo dalis, rūdžių ant išorinių dalių nėra, ant dugno šiek tiek. Padangos, stabdžių diskai, ratlankiai, viskas tvarkoj. Turi bagažinės liftą, galinę kamerą, kėbulas tvarkingas, turi tik kelis smulkius įbrėžimus, va čia didžiausias įbrėžimas ant galinės arkos, kelis įlenkimus turi, čia kažkoks biški įbrėžimas, įlenkimas. Tad jeigu domina šis automobilis, kreipkitės į mus, atsiųsime jums savo padarytą autopatikros ataskaitą, žinosit, ką perkat ir jeigu norėsit pirkti, galėsim suteikti garantiją. Turi beraktį atrakinimo užvedimo sistemą, šildomą vairą, šildomas sėdynės, didelę multimediją, parktronikus. Nebloga komplektacija, o rida dar geresnė. Reikia pagalbos perkant parduodant automobilius, kreipkitės. Taip pat pridedamas antras žieminių ratų komplektas su žieminiam padangom. Taip pat ką tik buvo atliktas rimtas remontas, kuris kainavo virš 800 €, autorizuotoje atstovybėje keistas vožtuvų dangtelis. Tad defektų rimtų jokių nėra ir laukiam klientų.